Juodoji skylė neveda niekur. Nei į kitą visatą, nei į lygiagrečią dimensiją, nei į laiko mašiną, niekur. Ji yra aklavietė realybėje, spąstai erdvės laiko audinyje, iš kurių nėra išėjimo. Kai peržengėme įvykių horizontą, tą nematomą ribą, už kurios gravitacija tampa absoliučia valdove, fizika apsiverčia aukštyn kojomis, kryptis į centrą tampa kryptimi į ateitį ir išvengti singuliarumo tampa taip pat neįmanoma. Kaip išvengti rytojaus? Tai ne metafora. Tai tikslus matematikos aprašymas. Už horizonto visos trajektorijos, visi galimi keliai, visos pasaulio linijos veda tik viena kryptimi į tašką, kur erdvė ir laikas baigėsi. Mažai juodai skyliai, nuo horizonto iki singuliarumo praeis 1/1000 sekundės jūsų laiko. Gigantiškai 16 valandų. Bet rezultatas tas pats, jūs sutrupins į tašką begalinio tankio, kur nebegalioja jokie dėsniai, kuriuos pažinojame. Kodėl visata sukūrė tokias vietas? Kodėl egzistuoja erdvės laiko regionai, kur pati realybė baigėsi? Ir kas nutinka su informacija, su materija, su pačia egzistencijos samprata, kai jį kerta šią absoliučią ribą? Atsakymas slypi ne tik astrofizikoje, jis atskleidžia, kaip veikia pati tikrovės struktūra, kaip gimsta ir miršta pasauliai, ir kodėl kai kurios durys visatoje atsiveria tik viena kryptimi. Kiekvienas iš mūsų gyvena pasaulyje, kur visos durys atsidaro į abi pusės. Išeinate iš kambario, galite grįžti. Nuvažiuojate į kitą miestą, galite sugrįžti. Net keliaujant erdve, net skriejant link tolimų žvaigždžių, visada egzistuoja teorinė galimybė apsisukti ir grįžti namo. Bet juodoji skylė yra vieta, kur ši simetrija sulaužyta. Tai durys, kurios atsidaro tik viena kryptimi. Peržengėme horizontą ir grįžimo nebėra. Ne todėl, kad trūksta energijos. Ne todėl, kad per toli. Bet todėl, kad pati erdvės laiko geometrija pasikeitė taip radikaliai, jog atgal nebėra kryptis. Tai tarsi bandymas grįžti į vakarykštę dieną. Galite norėti, galite stengtis, bet laikas teka tik į priekį. Už horizonto į centrą tampa tokia pat neišvengiama kryptimi kaip į ateitį. Ir tai ne filosofija, tai Einšteino lygčių sprendinio pasekmė. Įsivaizduokite, kad stovite ant tilto, kuris driekiasi virš bedugnės. Kol esate šioje pusėje, galite eiti į priekį ar atgal. Bet yra taškas, tiksliai tilto viduryje, kur grindys pradeda slysti. Peržengėme tą tašką ir staiga suprantame, grįžti nebeįmanoma, nes grindys slysta greičiau nei galime bėgti. Horizontas yra tas taškas. Tik čia slysta ne grindys, o pati erdvė. Ji teka link centro greičiu, kuris horizonte pasiekia šviesos greitį. Už horizonto viršyje jį. Ir kadangi niekas negali judėti greičiau už šviesą, niekas negali plaukti prieš šį erdvės srautą. Net šviesa, kuri bando ištrūkti, yra nešama atgal link singuliarumo. Fotonai, kurie turėtų skrieti tiesiai, yra lenkiami, sukiojami, traukiami žemyn. Ir jei net šviesa negali pabėgti, kas gali? Bet kas yra šis horizontas? Kur jis yra? Ar galime jį pamatyti? Atsakymas priklauso nuo to, kur stovime. Iš išorės, iš saugaus atstumo, horizontas atrodo kaip tamsi sfera, absoliučiai juoda, nes jokia šviesa iš jos neišeina. Bet jei artėtume, jei leistumės link jos, horizontas atrodytų ne kaip siena, o kaip tuščia erdvė. Nėra jokio fizinio barjero. Nėra jokios sienos, į kurią galėtume atsitrenkti. Horizontas yra geometrinis taškas, matematinė riba, už kurios keičiasi erdvės laiko struktūra. Peržengėme jį ir net nepastebime. Bent jau iš pradžių. Tik vėliau, kai bandome apsisukti, kai bandome siųsti signalą atgal, suprantame, esame spąstuose. Mažai juodai skyliai, tai skyliai, kurios masė lygi keliems saulės masėms, horizontas yra vos kelių kilometrų spinduliu. 3 kilometrai nuo centro. Tai atstumas, kurį pėsčiomis nueitumėte per pusvalandį. Bet čia, šiame regione, gravitacija yra tokia stipri, kad erdvė laikas susisuka į save kaip spiralė be išėjimo. Gigantiškai juodai skyliai, tai skyliai galaktikos centre, kurios masė lygi keliems milijardams saulių, horizontas gali būti 195 milijardai kilometrų spindulių.
Tai atstumas didesnis nei nuo Saulės iki Neptūno. Galėtumėte skristi erdvėlaiviu 100 metų ir vis dar būti už horizonto. Bet rezultatas tas pats – išeiti nebeįmanoma. Kodėl taip nutinka? Kodėl gravitacija sukuria tokias vienpusės duris? Atsakymas slypi ne gravitacijoje kaip jėgoje, o gravitacijoje kaip erdvės laiko kreivume. Einšteinas parodė, kad masė nelenkia šviesos kelio, ji lenkia pačią erdvę, kurioje šviesa keliauja. Įsivaizduokite guminį paklotą, ant kurio padėtas sunkus rutulys. Paklotė įlinksta, formuodama duburį. Dabar riedinkite mažą kamuoliuką šalia, jis seks įlinkusią liniją, artėdamas link rutulio. Tai ne todėl, kad rutulys jį traukia, o todėl, kad erdvė, kurioje jis juda, yra išlinkusi. Juodoji skylė yra ta pati idėja, tik ekstremaliu atveju. Įlinkimas yra toks gilus, kad tampa begalinė piltuve. Ir kai pasiekėme tam tikrą gylį, horizontą, piltuvė tampa tokia statmena, jog net šviesa negali išlipti. Bet štai paradoksas, iš išorės stebėtojas niekada nemato, kaip kas nors kerta horizontą. Jei žiūrėtume į astronautą, krintantį į juodąją skylę, matytume, kaip jis lėtėja ir niekada nepasiekia horizonto. Jo laikas, matomas mūsų, lėtėja dėl gravitacinio laiko dilatacijos. Paskutinis fotonų, kuriuos jis išspindulė prieš kirsdamas horizontą, pasiekia mus po begalinio laiko. Taigi iš mūsų perspektyvos jis amžinai užšąla ties horizontu. Bet iš jo pačio perspektyvos? Jis kerta horizontą per baigtinį laiką, kelias sekundės, minutes ar valandas, priklausomai nuo skylės dydžio. Ir po to prasideda kelionė į singuliarumą. Kiek laiko užtrunka ši kelionė? Tai priklauso nuo skylės dydžio. Mažai skyliai, vos 1/1000 sekundės. Tai trumpiau nei mirksnis. Trumpiau nei nervinis impulsas spėja nueiti nuo akies iki smegenų. Astronautas net nespėtų suprasti, kas vyksta. Viena akimirka jis kerta horizontą, kita jau singuliarume. Gigantiškai skyliai 16 valandų. Tai pilna darbo diena. Astronautas galėtų skaityti knygą, valgyti, miegoti, galvoti apie savo likimą. Bet kiekviena sekundė artintų jį prie neišvengiamo pabaigos. Ir niekas, ką jis galėtų padaryti, jokia technologija, jokia energija, negalėtų pakeisti trajektorijos. Nes trajektorija dabar yra ne erdvėje, o laike. Judėti link singuliarumo reiškia judėti į ateitį. O sustabdyti judėjimą į ateitį reiškia sustabdyti laiką. Ir tai neįmanoma. Kas yra singuliarumas? Matematiškai tai taškas, kur erdvės laiko kreivumas tampa begalinis. Fiziškai tai vieta, kur visos mūsų lygtys subyra. Filosofiškai tai realybės pabaiga. Viskas, kas patenka į singuliarumą, materija, energija, informacija, yra sutraukiama į begalinio tankio tašką. Ne mažą tašką, begalinai mažą. Tašką be matmenų. Tašką, kur erdvė nebeegzistuoja, nes nėra čia ir ten. Tašką, kur laikas nebeegzistuoja, nes nėra dabar ir vėliau. Tai ne vieta visatoje. Tai vieta, kur visata baigėsi. Bet ar tikrai taip? Ar singuliarumas yra fizinė realybė, ar tik matematinė artefaktas? Daugelis fizikų mano, kad tikrasis singuliarumas neegzistuoja. Kad labai arti centro, Planko mastu, 10 pakeltame -35 metro, kvantiniai efektai tampa svarbus ir keičia klasikinę Einšteino teoriją. Galbūt ten, kur turėtų būti singuliarumas, yra kažkas kita, kvantinė puta, stygų tinklas, informacijos holografinė projekcija. Bet mes nežinome. Nes niekas niekada negrįžo iš už horizonto, kad papasakotų. Ir niekas niekada negrįž. Istorija apie juodąsias skyles prasideda ne su Einšteinu, o su anglų kunigu Johnu Michelu 1796 metais. Jis sėdėjo savo studijoje Thornhillyje ir galvojo apie šviesą. Newtonas buvo parodęs, kad šviesa yra dalelės, korpuskulės, kurios keliauja erdve. Jei taip, galvojo Michelas, tai šviesa turi masę. O jei turi masę, tai ją veikia gravitacija.
Ir jei žvaigždė pakankamai masyvi, jos gravitacija galėtų būti tokia stipri, kad šviesa negalėtų ištrūkti. Jis apskaičiavo, jei žvaigždė tokia pat tanki kaip Saulė, bet 500 kartų didesnė, jos pabėgimo greitis viršytų šviesos greitį. Tokia žvaigždė būtų nematoma, tamsioji žvaigždė, kaip jis ją pavadino. Niekas nekreipė dėmesio. Idėja buvo per drąsi, per keista. Ir ji buvo pamiršta daugiau nei 100 metų. Tada atėjo Einšteinas. 1915 metais jis paskelbė bendrąją reliatyvumo teoriją, kuri aprašė gravitaciją ne kaip jėgą, o kaip erdvės laiko geometriją. Lygtys buvo gražios, bet sudėtingos. Net pats Einšteinas negalėjo rasti tikslių sprendinių daugumai situacijų. Bet tų pačių metų pabaigoje, kai Einšteinas vis dar tobulino savo teoriją, vokiečių fizikas Karlas Schwarzschildas sėdėjo Rusijos fronte, Pirmojo pasaulinio karo apkasuose ir sprendė Einšteino lygtis. Jis ieškojo sprendinio sferiniai, nejudančiai masei, paprasčiausiam įmanomam atvejui. Ir rado. Schwarzschildo metrika – tikslus matematinis aprašymas, kaip erdvė laikas išlinksta aplink masyvų objektą. Bet sprendinyje buvo keistenybė, tam tikrų spindulių, vėliau pavadintų Schwarzschildo spindulių, lygtys tapo singuliariais. Kas tai reiškia? Niekas nežinojo. Schwarzschildas mirė tų pačių metų gegužę nuo autoimuninės ligos, kurią gavo fronte. Jam buvo 42. Jo sprendinys liko matematinė smalsybė, niekas netikėjo, kad jis aprašo realius objektus. Net Einšteinas manė, kad gamta niekada nesukurs tokių ekstremalių sąlygų. Bet 1939 metais jaunas indų fizikas Subrahmanian Chandrasekhar apskaičiavo, kad žvaigždė, sunkesnė nei 1/40 Saulės masės, negali tapti baltąja nykštuke. Gravitacija sutrupins ją toliau. Bet į ką? Į neutroninę žvaigždę? O jei dar sunkesnė? Chandrasekhar nežinojo atsakymo, bet jo skaičiavimai rodė, yra riba, už kurios žvaigždė negali sustoti griūti. 1939 metais Robertas Oppenheimeris ir jo studentas Hartlandas Snyderis paskelbė straipsnį, kuris pakeitė viską. Jie parodė, kad pakankamai masyvi žvaigždė, išnaudojusi savo branduolinį kurą, griūva į save ir tęsia griūti be pabaigos. Gravitacija tampa tokia stipri, kad niekas, nei neutronų degeneracijos slėgis, nei jokia kita žinoma jėga, negali jo sustabdyti. Žvaigždė griūva pro savo Schwarzschildo spindulį ir toliau link singuliarumo. Tai buvo pirmasis teorinis juodosios skylės aprašymas. Bet niekas netikėjo. Tai atrodė per keista, per nerealu. Net Einšteinas bandė įrodyti, kad tai neįmanoma. Bet viskas pasikeitė 6-ajame dešimtmetyje, kai astrofizikai pradėjo atrasti keistus objektus, kvazarus, rentgeno šaltinius, objektus, kurie spinduliuoja daugiau energijos nei visos žvaigždės galaktikoje kartu. Vienintelis paaiškinimas – masyvūs objektai, kurie ryja materę ir išskiria energiją per akrecijos diskus. Juodosios skylės. 7-ajame dešimtmetyje Jonas Uheleris pirmą kartą pavartojo terminą juodoji skylė ir jis prigijo. 8-ajame dešimtmetyje Stephenas Hawkingas parodė, kad juodosios skylės nėra visiškai juodos, jos spinduliuoja kvantinę radiaciją. 9-ajame dešimtmetyje astronomai rado pirmasias įtikinamas kandidates Cygnus C1 Sagittarius A žvaigždė. 21 amžiuje mes fotografavome juodąją skylę, matėme jos šešėlį prieš šviesų akrecijos diską. Tai, kas kadaise buvo matematinė keistenybė, tapo stebima realybė. Bet net dabar, net žinodami, kad jos egzistuoja, mes nesuprantame jų iki galo. Nes juodoji skylė nėra tik objektas. Ji yra paradoksas. Paradoksas, kuris meta iššūkį visam, ką manome žinantys apie realybę. Štai pirmasis paradoksas – informacijos. Fizikos dėsniai sako, kad informacija negali būti sunaikinta. Jei žinote sistemos būseną dabar ir visus dėsnius, kurie ją valdo, galite apskaičiuoti jos būseną praeityje ir ateityje. Bet kas nutinka su informacija, kai ji įkrenta į juodąją skylę? Iš išorės matome tik masę, elektrinį krūvį ir kampinį momentą, 3 parametrus. Visa kita informacija, iš ko buvo padaryta materija, kokia buvo jos struktūra, istorija, išnyksta.
Tai vadinama No-Hair teorema, juodoji skylė neturi plaukų, jokių detalių, kurios atskleidžia jos praeitį. Bet jei informacija išnyksta, tai pažeidžia kvantinės mechanikos dėsnius. Hawkingas manė, kad informacija tikrai sunaikinama. Kiti fizikai nesutiko. Ginčas tęsėsi dešimtmečius. Galiausiai Hawkingas pripažino, kad klydo, informacija galbūt išsaugoma horizonte kaip holografinė projekcija. Bet kaip tiksliai? Niekas nežino. Antrasis paradoksas – laiko. Iš išorės stebėtojas mato, kaip objektas, krintantis į juodąją skylę, lėtėja ir niekada nepasiekia horizonto. Bet iš krintančio objekto perspektyvos jis kerta horizontą per baigtinį laiką. Kuris vaizdas tikras? Abu. Tai reliatyvumo pasekmė, nėra absoliutaus laiko. Kiekvienas stebėtojas turi savo laiką. Bet tai kelia klausimą, jei iš išorės objektas niekada nekerta horizonto, kaip juodoji skylė gali augti? Kaip ji gali sugerti materijos? Atsakymas – ji auga ne todėl, kad materija patenka į vidų, o todėl, kad horizontas išsiplečia, apgaubdamas materiją. Horizontas yra ne fizinė siena, o geometrinė riba, kuri juda. Trečiasis paradoksas – Hawkingo radiacijos. Hawkingas parodė, kad juodosios skylės spinduliuoja dėl kvantinių efektų ties horizontu. Virtualių dalelių poros, dalelė ir antidalelė, atsiranda iš vakuumo. Paprastai jos anihiliuoja per akimirką. Bet ties horizontu viena dalelė gali įkristi į skylę, o kita ištrūkti. Iš išorės tai atrodo, tarsi juodoji skylė spinduliuoja. Ir šis spinduliavimas nešasi energiją, todėl skylė lėtai garuoja. Mažos skylės garuoja greičiau, jų temperatūra aukštesnė. Gigantinės skylės garuoja taip lėtai, kad užtruks daugiau nei Gogol metų, kol jos visiškai išnyks. Bet štai paradoksas, Hawkingo spinduliavimas yra terminis, jis neturi informacijos apie tai, kas įkrito į skylę. Taigi, kai skylė visiškai išgaruoja, informacija išnyksta. Arba ne? Ketvirtasis paradoksas – ugninė siena. Neseniai kai kurie fizikai pasiūlė, kad horizontas gali būti ne tuščia erdvė, o ugninė siena regionas, kur kvantiniai efektai sukuria begalinę energiją. Jei taip, tai bet kas, kertantis horizontą, būtų akimirksniu sudeginta. Bet tai prieštarauja ekvivalencijos principui, Einšteino idėjai, kad laisvai krintantis stebėtojas nejaučia gravitacijos. Jei horizontas yra ugninė siena, tai ekvivalencijos principas pažeistas. Bet jei nėra ugninės sienos, tai informacijos paradoksas lieka neišspręstas. Kažkas turi būti ne taip, arba su kvantinė mechanika, arba su bendraja reliatyvumo teorija, arba su abiem. Tai ne tik akademiniai ginčai. Tai fundamentalūs klausimai apie realybės prigimtį. Juodoji skylė yra vieta, kur susiduria dvi didžiausios 20-ojo amžiaus teorijos – bendroji reliatyvumo teorija ir kvantinė mechanika. Ir jos nesutarė. Reliatyvumas sako, kad erdvė laikas yra sklandi, tolygi, determinuota. Kvantinė mechanika sako, kad erdvė laikas yra diskretus, tikimybinis, neapibrėžtas. Ties horizontu abi teorijos susitinka ir abi neveikia. Reikia naujos teorijos, kvantinės gravitacijos teorijos, kuris sujungtų abi. Stygų teorija, kilpinė kvantinė gravitacija, holografinė teorija, visi šie bandymai vis dar nebaigti. Juodoji skylė yra gamtos laboratorija, kur tikrinama mūsų supratimo riba. Bet grįžkime prie pagrindinio klausimo, kur veda juodoji skylė. Atsakymas – niekur. Ji neveda. Ji yra pabaiga, ne kelias. Kai peržengėme horizontą, nebepatenka į kitą vietą, patenka į kitą būseną. Būsena, kur erdvė ir laikas apsikeičia vaidmenimis. Kur nebeturi prasmės, nes visos kryptys veda į singuliarumą. Kur kada nebeturi prasmės, nes laikas teka tik viena kryptimi, link pabaigos. Tai ne kelionė, tai transformacija. Transformacija iš egzistencijos į neegzistenciją, iš informacijos į entropiją, iš tvarkos į chaosą. Ir vis dėlto juodosios skylės nėra blogis. Jos nėra visatos klaida. Jos yra būtina jos dalis. Be jų galaktikos neturėtų centrų. Be jų žvaigždės neturėtų kur griūti.
Be jų visata būtų kitokia, galbūt paprastesnė, bet ir nuobodesnė. Juodosios skylės yra vietos, kur gamta eksperimentuoja su kraštutinumais. Kur įtikrina, kaip toli gali nueiti gravitacija, kaip stipriai gali išlinkti erdvė, kaip greitai gali tekėti laikas. Jos yra laboratorijos, kur gimsta nauji dėsniai, arba kur seni dėsniai subyra. Kiekvienas iš mūsų gyvena toli nuo artimiausios juodosios skylės. Artimiausia žinoma, A0620 yra 1600 šviesmečių atstumu. Tai saugus atstumas. Bet kiekvienas iš mūsų gyvena visatoje, kur juodosios skylės egzistuoja. Kur yra vietos, iš kurių nėra grįžimo. Kur yra ribos, kurių negalima peržengti. Ir tai primena, realybė nėra begalinė. Yra kraštutinumai, yra ribos, yra pabaigos. Ir galbūt tai gerai. Nes be ribų nebūtų formos. Be pabaigų nebūtų prasmės. Be juodųjų skylių nebūtų kontrasto, kuris leidžia mums įvertinti šviesą. Juodoji skylė neveda niekur. Bet ji moko mus kažko svarbaus, ne visos durys atsidaro į abi pusės. Ne visi keliai turi grįžimą. Ne visos kelionės turi pabaigą, kurią galime papasakoti. Ir galbūt būtent tai yra giliausias jos mokymas, ne apie kosminę fiziką, o apie egzistenciją. Apie tai, kad yra pasirinkimai, kurių negalima atšaukti. Yra ribos, kurių negalima peržengti. Yra momentai, kai vienintelė kryptis yra į priekį, net jei nežinome, kas laukia. Ir galbūt būtent tai daro mus žmogiškais, ne tai, kad galime viską kontroliuoti, o tai, kad galime priimti neišvengiamybę ir vis tiek žengti į priekį. Bet kas iš tikrųjų nutinka su erdve ir laiku ties horizontu? Ne metaforiškai, matematiškai, geometriškai, fiziškai. Įsivaizduokite, kad erdvė laikas yra ne tuščia scena, kurioje vyksta įvykiai, o gyvas audinys, kuris reaguoja į kiekvieną masę, kiekvieną energiją. Kai dedame masę ant šio audinio, jis įlinksta. Kuo didesnė masė, tuo gilesnis įlinkimas. Bet juodosios skylės atveju įlinkimas tampa ne duburiu, jis tampa begalinė piltuve, kurios dugnas niekada nesibaigia. Ir štai keisčiausia dalis, šis įlinkimas keičia ne tik erdvės formą, bet ir laiko tekėjimą. Kuo arčiau horizonto, tuo lėčiau teka laikas. Ties pačiu horizontu laikas sustoja. Ne jūsų laikrodžiui, ne jūsų suvokimui, bet išorinio stebėtojo perspektyvoje. Tai tas pats principas, kuris veikia, kai laukiate svarbiausio gyvenimo momento, laikas jums teka normaliai, bet žmonėms šalia atrodo, kad jūs užšalote. Tik čia skirtumas ne psichologinis, jis geometrinis, įrašytas į pačią erdvės laiko struktūrą. Dabar įsivaizduokite, kad esate šviesos spindulys, ne žmogus, bet fotonas, judantis tiksliai šviesos greičiu. Jūs visada judite tiesiai, nes erdvė laikas jums yra tiesus. Bet kai artėjate prie juodosios skylės, pati tiesė pradeda linkti. Iš pradžių švelniai, jūsų trajektorija šiek tiek nukrypsta link masės centro. Arčiau, labiau. Dar arčiau, jūsų tiesė tampa spirale. Ir ties horizontu, jūsų tiesė tampa vertikale, nukreipta tiesiai į centrą. Jūs vis dar judite tiesiai savo perspektyvoje, bet išorinis stebėtojas matytų, kaip jūs sukate ratus aplink centrą, vis labiau ir labiau artėdami, bet niekada nepasiekdami. Tai ne todėl, kad kas nors jūs traukia, tai todėl, kad erdvė, kurioje judite, yra taip išlinkusi, jog tiesiai reiškia į centrą. Tas pats principas veikia, kai vairuojate automobilį vingiuotų kelių, jums atrodo, kad važiuojate tiesiai, bet iš viršaus matytų, kaip sekate kelio vingius. Už horizonto šis efektas tampa dar keistesnis. Erdvė ir laikas apsikeičia vaidmenimis. Tai ne metafora, tai tikslus matematinis aprašymas. Švarsšildo metrikoje, kai peržengėme Švarsšildo spindulį, koordinatė, kuri buvo erdvinė spindulys nuo centro, tampa laikinė. O koordinatė, kuri buvo laikinė, tampa erdvinė. Kas tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad judėjimas link centro tampa ne pasirinkimų erdvėje, o neišvengiamybė laike. Kaip negalite sustabdyti laiko tekėjimo į ateitį, taip negalite sustabdyti judėjimo link singuliarumo. Kiekviena sekundė, kuri praeina, yra sekundė arčiau centro. Ne todėl, kad judite, todėl, kad laikas juda.
Ir jūs esate laiko sraute, kuris teka tik viena kryptimi. Tas pats principas veikia, kai plaukiate upe, galite irkluoti į šonus, galite irkluoti atgal, bet srautas vis tiek neša jūs žemyn. Tik čia srautas yra ne vanduo, tai pats laikas. Įsivaizduokite, kad gyvenate pasaulyje, kur visos gatvės veda į centrą. Galite pasukti į kairę, į dešinę, galite eiti atgal, bet kiekvienas kelias, kiekviena trajektorija galiausiai veda į tą patį tašką. Tai ne todėl, kad gatvės fiziškai lenkiamos, tai todėl, kad pati erdvės geometrija yra tokia, jog toliau nuo centro nėra kryptis. Už horizonto visos erdvinės kryptys – į priekį, atgal, į šonus, aukštyn, žemyn – visos jos turi komponentę link centro. Nėra trajektorijos, kuri vestų šalin. Nėra kelio, kuris vestų į išorę. Matematiškai tai vadinama uždaros laiko kreivės nebuvimu, nėra būdo grįžti į praeitį, nėra būdo ištrūkti iš ateities. Kiekvienas kartas, kai žiūrite į laikrodį ir matote, kaip sekundės teka į priekį, tai ta pati neišvengiamybė, tik milijoną kartų silpnesnė. Bet kiek laiko iš tikrųjų užtrunka kelionė nuo horizonto iki singuliarumo? Tai priklauso ne nuo jūsų greičio, ne nuo jūsų pastangų, o tik nuo skylės masės. Mažai juodai skyliai, tai skyliai, kurios masė lygi 5 saulės masėms, kelionė užtrunka 1/1000 sekundės. Tai trumpiau nei nervinis impulsas. Trumpiau nei šviesa spėja nueiti 1 milimetrą. Jūs peržengėme horizontą ir akimirksniu esate singuliarume. Net nespėjate suprasti, kas nutiko. Vidutiniai skyliai, tai skyliai, kurios masė lygi 30 saulės masių, kelionė užtrunka 1/1000 sekundės. Vis dar per greitai, kad smegenys spėtų apdoroti. Gigantiškai skyliai, tai skyliai galaktikos centre, kurios masė lygi 4 milijonams saulės masių, kelionė užtrunka 20 sekundų. Tai pakankamai laiko, kad galėtumėte suskaičiuoti iki 20. Pakankamai laiko, kad suprastumėte, jog esate spąstuose. Bet nepakankamai laiko, kad ką nors padarytumėte. Ir supermasyviai skyliai, tai skyliai, kurios masė lygi keliems milijardams saulės masių, kelionė užtrunka 16 valandų. Tai pilna darbo diena. Galėtumėte miegoti, valgyti, skaityti knygą. Bet kiekviena sekundė artintų jūs prie pabaigos ir niekas negalėtų to pakeisti. Kodėl skirtumas toks didelis? Todėl, kad horizonto dydis auga proporcingai masei, bet gravitacijos stiprumas ties horizontu mažėja atvirkščiai proporcingai masei. Mažai skyliai horizontas yra arti centro, tik keli kilometrai, ir gravitacijos jėgos skirtumas tarp galvos ir kojų, tai vadinama potvynio jėga, yra milžiniškas. Jūs būtumėte ištempti į siūlą dar prieš pasiekdami horizontą, procesas vadinamas spaghetifikacija. Bet gigantiškai skyliai horizontas yra toli nuo centro, milijardai kilometrų, ir potvynio jėgos ties horizontu yra mažos. Galėtumėte peržengti horizontą ir net nepajusti. Bent jau iš pradžių. Tik vėliau, kai artėtumėte prie centro, potvynio jėgos augtų. Ir galiausiai, netoli singuliarumo, jos taptų begalinės. Tas pats principas veikia, kai tampote guminę juostą. Jei trumpa, ji trūksta greitai, jei ilga, galite tempti ilgai, bet galiausiai vis tiek trūksta. Įsivaizduokite, kad esate astronautas, krintantis į supermasyvę juodąją skylę. Peržengėme horizontą. Iš pradžių nieko nejaučiate. Žiūrite atgal ir matote visatą. Bet keista, ji atrodo suspausto į mažą ratilą ties horizontu, tarsi žiūrėtumėte pro siaurą vamzdį. Visa šviesa, kuri ateina iš išorės, yra sulenkta ir sukoncentruota į šį ratilą. Žiūrite į priekį ir matote tamsą. Nepaprastą tamsą, o absoliučią tamsą, nes jokia šviesa iš priekio negali pasiekti jūsų, visa šviesa juda link singuliarumo, kaip ir jūs. Laikas teka. Valandos praeina. Jūs vis dar jaučiatės normaliai. Bet palaipsniui pradedame pastebėti, žvaigždės už jūsų juda greičiau. Ne todėl, kad jos iš tikrųjų juda greičiau, o todėl, kad jūsų laikas lėtėja palyginti su išoriniu pasauliu. Kiekviena jūsų valanda yra 1000 metų išorėje. Galaktikos sukasi, žvaigždės gimsta ir miršta, civilizacijos kyla ir griūva, o jūs vis dar keliaujate link singuliarumo.
Tas pats principas veikia, kai žiūrite filmą pagreitintai, veiksmas vyksta normaliai jums, bet išorinis pasaulis atrodo tarsi bėgtų. Ir tada pradedame jausti potvynio jėgas. Iš pradžių švelniai, tarsi kas nors temptų jūsų kojas žemyn, o galvą aukštyn. Paskui stipriau. Jūsų kūnas pradeda ištįsti. Kaulai lenkiasi. Raumenys tempiasi. Skausmas tampa nepakeliamas. Bet jūs vis dar gyvas. Dar kelios minutės. Dar kelios sekundės. Ir tada singuliarumas. Kas nutinka tą paskutinę akimirką? Niekas nežino. Lygtys sako, kad erdvės laiko kreivumas tampa begalinis. Kad jūs esate sutraukiamas į tašką be matmenų. Kad laikas ir erdvė nustoja egzistuoti. Bet ar tai tikra fizinė realybė, ar tik matematinė abstrakcija? Niekas nežino. Nes niekas niekada negrįžo, kad papasakotų. Bet juodoji skylė nėra izoliuota. Ji egzistuoja visatoje, kuri pilna kitų objektų, kitų jėgų, kitų reiškinių. Ir ji su jais sąveikauja būdais, kurie atskleidžia dar gilesnius dėsnius. Įsivaizduokite, kad du objektai, du akmenys, du planetai, dvi juodosios skylės sukasi vienas aplink kitą. Klasikinėje fizikoje jie suktųsi amžinai, nes nėra trinties, nėra pasipriešinimo. Bet Einšteino teorija sako kitaip. Kai masyvūs objektai juda pagreitintai, o sukimasis yra pagreitis, jie skleidžia gravitacinės bangas. Tai erdvės laiko audinio virpesiai, kurie sklinda šviesos greičiu, nešdami energiją. Ir kai objektai skleidžia gravitacinės bangas, jie praranda energiją. Jų orbita susitraukia. Jie artėja vienas prie kito. Ir galiausiai susilieja. Tas pats principas veikia, kai sukate vandenį vonioje, su kuris lėtai traukia viską link centro, nes vanduo praranda energiją dėl trinties. Tik čia trintis yra ne su vandeniu, o su pačia erdve laiku. Kai dvi juodosios skylės susilieja, vyksta įspūdingiausias įvykis visatoje. Paskutinėmis sekundėmis prieš susijungimą jos sukasi viena aplink kitą tūkstančius kartų per sekundę. Jų horizontai išsitempia, deformuojasi, virpa. Jos skleidžia gravitacinės bangas tokiu intensyvumu, kad per vieną sekundę išspinduliuoja daugiau energijos nei visos žvaigždės visatoje kartu. Ne elektromagnetinės energijos, gravitacinės. Ne šviesos, erdvės laiko virpesių. Ir tada susilieja. Du horizontai tampa vienu. Dvi singuliarumai tampa viena. Nauja juodoji skylė gimsta virpėdama kaip varpas, į kurį trenkia plaktukas. Virpesiai lėtai nurims per sekundės ar minutės, išspinduliuodami paskutinės gravitacinės bangas. Ir galiausiai tyla. Nauja juodoji skylė, ramybėje, laukianti kitos aukos. Kiekvienas kartas, kai du lašai vandens susilieja į vieną, tai tas pats principas, tik milijardą kartų paprastesnis. Mes aptikome šias gravitacinės bangas. 2015 m. rugsėjo 14 d. du LIGO detektoriai, vienas Luizianoje, kitas Vašingtone, užfiksavo signalą. Signalas truko 0,5 sekundės. Jis prasidėjo žemų dažnių 35 Hz ir pakilo iki 250 Hz. Tai buvo dviejų juodųjų skylių, vienos 36 saulės masių, kitos 29 susijungimo daina. Jos buvo 1,5 milijardo šviesmečių atstumu. Jos sukosi viena aplink kitą milijonus metų, lėtai artėdamos. Paskutinę sekundę jos sukosi 10 kartų. Paskutinę 10 sekundės 100 kartų. Ir tada susiliejo. Nauja juodoji skylė, 62 saulės masės, gimė. Bet palaukite, 36 plus 29 yra 65, ne 62. Kur dingo 3 saulės masės? Jos buvo paverstos energija, gravitacinėmis bangomis, pagal Einšteino formulę E=mc². 3 saulės masės energijos išspinduliuotos per 0,5 sekundės. Tai daugiau nei visa matoma visata išspinduliuoja per tą patį laiką. Įsivaizduokite, kad klausotės tolimo griaustinio. Garsas prasideda žemų dundėjimu ir palaipsniui kyla, kol tampa aukštų cyptelėjimu. Tai tas pats, ką girdėjo LIGO,
tik ne garso bangos, o erdvės laiko bangos. Mokslininkai pavertė signalą garsu, ir tai skamba kaip čirp greitas tono kilimas. Tai dviejų juodųjų skylių mirties daina. Tai erdvės laiko audinio ašara, kuri pasiekė mus po 1,5 milijardo metų kelionės. Ir mes ją išgirdome. Pirmą kartą istorijoje mes tiesiogiai aptikome gravitacinės bangas. Pirmą kartą mes išgirdome juodąsias skyles. Einšteinas buvo teisus. Ir visata yra dar keistesnė, nei įsivaizdavome. Kiekvienas kartas, kai girdite aido atgarsį kalnuose, tai tas pats principas, tik su garso bangomis, ne erdvės laiko. Bet juodosios skylės daro daugiau nei tik susilieja. Jos maitinasi. Aplink kiekvieną juodąją skylę, kuri yra materijos turtingoje aplinkoje, formuojasi akrecijos diskas, materijos, kuris sukasi aplink skylę lėtai artėdama link horizonto. Ši materija, dujos, dulkės, žvaigždžių likučiai, juda vis greičiau ir greičiau, kai artėja prie horizonto. Trintis tarp dujų sluoksnių kaitina jas iki milijonų laipsnių. Jos pradeda spinduliuoti nematomą šviesą, o rentgeno spindulius, gama spindulius, ultravioletinę šviesą. Akrecijos diskas aplink juodąją skylę yra vienas ryškiausių objektų visatoje. Paradoksas – tamsiausias objektas, juodoji skylė, sukuria ryškiausią šviesą. Ne todėl, kad skylė spinduliuoja, o todėl, kad materija, krintanti į ją, išskiria milžinišką energiją. Tas pats principas veikia, kai trinsite rankas, trintis generuoja šilumą, nors rankos pačios nėra karštos. Kai kurios juodosios skylės ne tik ryja materiją, jos ją išspjauna. Iš akrecijos disko statmenai jo plokštumai išsiveržia milžiniški jetai, materijos ir energijos srovės, kurios skrieja beveik šviesos greičiu. Šie jetai gali būti 100 000 šviesmečių ilgio. Jie prasiskverbia pro galaktikas, formuoja milžiniškas burbulus karštų dujų, veikia žvaigždžių formavimąsi. Kaip juodoji skylė, kuri nieko neišleidžia, gali sukurti tokius išsiveržimus? Atsakymas – jie tai formuojasi ne iš už horizonto, jie formuojasi iš akrecijos disko, prieš materijai pasiekiant horizontą. Magnetiniai laukai, susisukę diske, veikia kaip milžiniški patrankos vamzdžiai, išmetantys materijos dalį atgal į erdvę. Tai tas pats principas, kuris veikia, kai spaudžiate dantų pastą iš tūbelės, dauguma išeina iš viršaus, bet šiek tiek gali išsiveržti iš šonų, jei tūbelė suspaudžiama netolygiai. Įsivaizduokite, kad stovite ant tilto virš upės. Vanduo teka po jumis, nešdamas lapus, šakas, šiukšles. Dauguma jų plaukia toliau, bet kai kurie užkliūva už tilto atramų ir sukuria mažus sūkurius. Šie sūkuriai gali išmesti kai kuriuos objektus atgal į viršų, prieš srovę. Tas pats vyksta su juodąja skyle ir jos akrecijos disku. Dauguma materijos įkrenta į skylę, bet dalis yra išmetama atgal jetais. Ir šie jetai yra tokie galingi, kad gali pakeisti visą galaktiką. Jie gali sustabdyti žvaigždžių formavimąsi, išpūsdami dujas iš galaktikos. Arba, priešingai, gali stimuliuoti žvaigždžių formavimąsi, suspausdami dujas. Juodoji skylė galaktikos centre nėra tik parazitas, ryjantis materiją, ji yra reguliatorius, kontroliuojantis galaktikos evoliuciją. Kiekviena didelė galaktika turi supermasyvią juodąją skylę savo centre. Mūsų paukščių takas turi Sagitarius A žvaigždę, 4 milijonų saulės masių juodąją skylę, 26 000 šviesmečių nuo mūsų. Ji yra rami dabar, ryja tik nedidelį kiekį materijos per metus. Bet praeityje ji buvo aktyvi. Mes matome jos pėdsakus, milžiniškus dujų burbulus virš ir po galaktikos plokštumos, vadinamus Fermi burbulais. Jie susidarė prieš keletą milijonų metų, kai Sagitarius A žvaigždė surijo didelį kiekį materijos ir išspjovė jetais. Dabar ji miega. Bet ji gali pabusti. Jei žvaigždė ar dujų debesis priartėtų per arti, ji vėl taptų aktyvi. Ir tada mūsų galaktikos centras vėl švytėtų ryškiau nei milijardas žvaigždžių. Kiekvienas kartas, kai matote miegantį ugnikalnį, tai tas pats principas, tik su magma, ne su juodąja skyle. Bet giliausias juodųjų skylių poveikis yra ne fizikoje, jis yra filosofijoje. Juodoji skylė yra vieta, kur realybė baigėsi. Kur dėsniai, kuriuos pažinojome, nebeveikia. Kur klausimai, kuriuos užduodame, nebeturi atsakymų.
Ir tai verčia mus permastyti, ką reiškia žinoti. Mokslas yra pagrįstas idėja, kad visata yra pažini. Kad kiekvienas reiškinys turi paaiškinimą, kiekvienas dėsnis turi priežastį, kiekvienas klausimas turi atsakymą. Bet juodoji skylė meta iššūkį šiai idėjai. Singuliarumas yra vieta, kur lygtys subyra. Kur matematika nebeveikia. Kur fizika pasiekia savo ribą. Ar tai reiškia, kad yra dalykų, kurių niekada nesuprasime? Ar tai reiškia, kad realybė turi paslaptis, kurios amžinai liks paslaptimis? Galbūt. Arba galbūt tai tik reiškia, kad mūsų dabartinės teorijos yra nebaigtos. Kad reikia naujos teorijos, kvantinės gravitacijos, kuri paaiškintų, kas vyksta singuliarume. Bet kol jos neturime, juodoji skylė lieka mįslė. Ir galbūt būtent tai daro ją tokią vertingą, ne kaip atsakymą, o kaip klausimą. Kiekvienas iš mūsų gyvena pasaulyje, kuris turi ribas. Yra vietų, kur negalime nueiti. Yra klausimų, į kuriuos negalime atsakyti. Yra paslapčių, kurių negalime atskleisti. Ir juodoji skylė yra kosminė šių ribų metafora. Ji primena, kad ne viskas yra mums prieinama. Kad ne visa informacija gali būti išgauta. Kad ne visi keliai veda namo. Ir galbūt būtent tai daro gyvenimą prasmingą, ne tai, kad galime viską žinoti, o tai, kad yra dalykų, kurie viršija mūsų supratimą. Kad yra paslaptys, kurios išlieka paslaptimis. Kad yra ribos, kurios apibrėžia, kas esame. Kiekvienas kartas, kai susidurite su klausimu, į kurį neturite atsakymo, tai ta pati riba, tik asmeninėme lygmenyje. Juodoji skylė neveda niekur. Bet ji veda mus kažkur, į gilesnį supratimą, kas yra realybė. Į suvokimą, kad visata yra keistesnė, sudėtingesnė, grožiškesnė, nei kada įsivaizdavome. Į nuolankumą prieš tai, ko nežinome. Ir galbūt būtent tai yra didžiausias juodosios skylės dovana, ne atsakymai, o klausimai. Ne aiškumas, o paslaptis. Ne užbaigimas, o kvietimas toliau ieškoti, toliau klausti, toliau stebėtis. Nes kol yra paslaptis, yra ir priežastis žengti į priekį. Kol yra nežinomybė, yra ir galimybė atrasti. Ir kol yra juodosios skylės, yra ir priminimas, kad visata niekada nebus iki galo pažinta, ir galbūt būtent tai daro ją vertą pažinti. Bet kas nutinka su informacija, kai ji įkrenta į juodąją skylę? Ne su atomais, ne su energija, su pačia informacija, su tuo, kas apibrėžia, kuo dalykas yra. Kiekvienas objektas visatoje, kiekvienas atomas, kiekviena molekulė, kiekviena ląstelė nešasi informaciją apie savo būseną, kur jis yra, kaip greitai juda, kokia jo temperatūra, kokia struktūra. Fizikos dėsniai sako, kad ši informacija negali išnykti. Galite sudeginti knygą, bet informacija užrašyta joje neišnyksta, ji pavirsta pelenų išsidėstymu, dūmų molekulių judėjimu, šviesos fotonų energija. Teoriškai, turėdami pakankamai galingą kompiuterį, galėtumėte atkurti knygą iš pelenų. Bet juodoji skylė meta iššūkį šiam principui. Kai objektas įkrenta už horizonto, visa informacija apie jį, išskyrus masę, elektrinį krūvį ir kampinį momentą, išnyksta iš išorinio pasaulio. Iš išorės matome tik 3 skaičius. Visa kita, ar tai buvo žvaigždė, ar planeta, ar erdvėlaivis, ar gyvas organizmas, tampa neatskiriama. Tai tas pats principas, kuris veikia, kai ištrinate failą kompiuteryje, informacija nebeprieinama, bet ar ji tikrai išnyko, ar tik paslėpta. Stephenas Hawkingas manė, kad informacija tikrai sunaikinama. Kai juodoji skylė išgaruoja per Hawkingo spinduliavimą, procesą, kuris užtrunka gogol metų gigantiškai skyliai, ji palieka tik terminę radiaciją, kuri neturi jokios informacijos apie tai, kas buvo įkritę. Tai vadinamas informacijos paradoksu. Jei informacija sunaikinama, tai pažeidžia kvantinės mechanikos pagrindus. Bet jei informacija išsaugoma, tai kur ji yra? Ne singuliarume, nes singuliarumas yra atskirtas nuo išorinio pasaulio. Ne Hawkingo spinduliavime, nes jis terminis. Galbūt horizonte? Galbūt informacija užkoduota horizonto paviršiuje kaip holografinė projekcija? Tai vadinama holografiniu principu, idėja, kad visa informacija 3 matmenų tūryje gali būti užkoduota 2 matmenų paviršiuje. Kaip hologramos ant kreditinės kortelės, plokščias vaizdas, kuris atrodo trimatis.
Tas pats principas, tik su visa realybė. Įsivaizduokite, kad gyvenate kambaryje, kurio sienos yra veidrodžiai. Viskas, kas vyksta kambaryje, atsispindi sienose. Dabar įsivaizduokite, kad veidrodžiai ne tik atspindi, bet ir įrašo, kiekvienas fotonų, kuris atsimuša į sieną, palieka pėdsaką. Jei turėtumėte pakankamai galingą mikroskopą, galėtumėte atkurti visą kambario istoriją iš sienų pėdsakų. Holografinis principas sako, kad juodosios skylės horizontas yra toks veidrodis. Visa informacija apie tai, kas įkrito į skylę, yra užkoduota horizonto paviršiuje. Ne viduje, paviršiuje. Ir kai skylė išgaruoja, informacija išeina su Hawkingo spinduliuote, tik labai subtilius būdais, kuriuos dar nesuprantame. Hawkingas galiausiai pripažino, kad klydo, informacija neišnyksta. Bet kaip tiksliai ji išsaugoma? Tai vis dar atviras klausimas, kuris jungia kvantinę mechaniką, reliatyvumą ir informacijos teoriją į vieną didžiulę mįslę. Bet juodoji skylė atskleidžia dar gilesnį principą – entropijos. Entropija yra netvarkos matas, atsitiktinumo kiekis sistemoje. Antrasis termodinamikos dėsnis sako, kad entropija visada auga, tvarka virsta netvarka, struktūra virsta chaosu, informacija virsta triukšmu. Kai sudaužote puodelį, šukės išsisklaidė, entropija padidėjo. Kai mišate kavą su pienu, skysčiai susimaišo, entropija padidėjo. Kai senstate, ląstelės praranda struktūrą, entropija padidėjo. Visata juda link maksimalios entropijos būsenos, vadinamos šiluminio mirties, būsenos, kur viskas vienodos temperatūros, vienodo tankio, vienodo nieko. Bet kur yra didžiausia entropija visatoje? Juodojoje skylėje. Bekenstein ir Hawkingas apskaičiavo, kad juodosios skylės entropija proporcinga jos horizonto plotui, ne tūriui. Kuo didesnis horizontas, tuo daugiau entropijos. Juodoji skylė yra maksimalios entropijos objektas, ji yra galutinė netvarka, galutinis chaosas, galutinė informacijos sunaikinimo vieta. Arba, jei holografinis principas teisingas, galutinė informacijos saugojimo vieta, tik užkoduota taip, kad negalime jos perskaityti. Tas pats principas veikia, kai užšifruojate žinutę, informacija vis dar egzistuoja, bet neprieinama be rakto. Dabar sujunkime viską, ką išmokome. Juodoji skylė yra ne tik astronominis objektas, ji yra fizikos dėsnių laboratorija. Ji parodo, kaip gravitacija lenkia erdvę laiką. Kaip laikas lėtėja ir galiausiai sustoja. Kaip erdvė ir laikas apsikeičia vaidmenimis. Kaip informacija gali būti užkoduota paviršiuje. Kaip entropija pasiekia maksimumą. Kaip kvantinė mechanika ir reliatyvumas susiduria ir nesutaria. Visi šie principai – erdvės laiko kreivumas, laiko dilatacija, holografija, entropija – nėra unikalūs juodosioms skylėms. Jie veikia visur visatoje, tik silpniau. Kai metate kamuolį, jis lenkia erdvę laiką, tik labai šiek tiek. Kai lipate į kalną, jūsų laikas lėtėja, tik labai šiek tiek. Kai žiūrite į horizontą, matote holografinę projekciją, dangus atrodo kaip kupolas, nors iš tikrųjų erdvė begalinė. Kai tvarkote kambarį, kovojate su entropija, ji visada stengiasi padidėti. Juodoji skylė tiesiog parodo šiuos principus ekstremaliu atveju, kur jie tampa akivaizdus, neišvengiami, absoliutūs. Įsivaizduokite, kad mokotės plaukti. Iš pradžių baseine, vanduo ramus, nėra bangų, nėra srovių. Ten išmokstate pagrindus, kaip judinti rankas, kaip kvėpuoti, kaip plūduriuoti. Paskui išeinate į jūrą, ten bangos, srovės, potvyniai. Tie patys principai, bet intensyvesni. Ir galiausiai, į okeaną audros metu, ten principai tampa absoliučiais, neišvengiamais, gyvybiškai svarbiais. Juodoji skylė yra ta audra. Ji parodo, kaip veikia fizika, kai nebėra vidurio kelio, kai nebėra kompromisų, kai dėsniai pasiekia savo ribą. Ir būtent todėl ji tokia vertinga, ne kaip keistenybė, o kaip mokytojas rodantis, kaip iš tikrųjų veikia realybė. Bet juodoji skylė moko ne tik fizikos, ji moko ir filosofijos. Mes kalbėjome apie horizontą kaip ribą, už kurios nėra grįžimo. Bet ar tokios ribos egzistuoja mūsų gyvenime? Taip. Kiekvienas pasirinkimas, kurį darote, yra horizontas. Kai ištarėte žodį, kurio negalite atsiimti, peržengiame horizontą.
Kai priimate sprendimą, kurio negalite pakeisti, peržengiame horizontą. Kai praleidžiate galimybę, kuri niekada nesugrįš, peržengiame horizontą. Gyvenimas pilnas vienakrypčių durų. Pilnas momentų, kai atgal nėra kryptis. Ir kaip astronautas už horizonto, mes judame į priekį ne todėl, kad pasirenkame, o todėl, kad laikas juda. Kiekviena sekundė yra žingsnis link ateities, kurią negalime pakeisti, link pabaigos, kurios negalime išvengti. Tas pats principas, kuris veikia juodojoje skylėje, veikia ir čia, tik lėčiau, švelniau, bet lygiai taip pat neišvengiamai. Mes kalbėjome apie informaciją, kuri išnyksta už horizonto. Bet ar informacija išnyksta mūsų gyvenime? Taip. Kiekviena akimirka, kuri praeina, tampa prisiminimais. Prisiminimai blanksta, iškraipomi, praranda detalės. Kas tiksliai nutiko prieš 10 metų šią dieną? Nežinote. Informacija išnyko. Ne todėl, kad jos niekada nebuvo, o todėl, kad jūsų smegenys, kaip juodoji skylė, neišsaugo visko. Jos išsaugo tik esminius dalykus – masę, krūvį, kampinį momentą, emocijas, prasmę, įspūdį. Visa kita – detalės, kontekstas, tikslumas – išnyksta už horizonto, vadinamo užmarštimi. Ir galbūt tai gerai. Nes jei atmintumėte viską, jūsų smegenys būtų perpildytos. Užmiršimas yra ne klaida, tai savybė, leidžianti mums gyventi dabartyje, ne praeityje. Tas pats principas, kuris veikia juodojoje skylėje, informacijos praradimas, veikia ir čia, tik kitais tikslais. Mes kalbėjome apie entropiją, kuri visada auga. Bet ar entropija auga mūsų gyvenime? Taip. Kiekvienas dalykas, kurį sukūrėte, namas, santykiai, karjera, lėtai griūva, jei jo neprižiūrite. Namai byrėja, santykiai atvėsta, įgūdžiai nyksta. Tai ne pesimizmas, tai termodinamika. Tvarka reikalauja energijos. Struktūra reikalauja pastangų. Ir kai nustojate dėti pastangas, entropija laimi. Bet štai paradoksas – gyvenimas yra entropijos mažinimas. Kiekvienas gyvas organizmas, nuo bakterijos iki žmogaus, sukuria tvarką iš netvarkos. Jūs valgote chaotišką maistą ir kuriate tvarkingą kūną. Jūs mokotės atsitiktinių faktų ir kuriate struktūruotą žinojimą. Jūs gyvenate chaotiškame pasaulyje ir kuriate prasmingą gyvenimą. Kaip tai įmanoma, jei entropija visada auga? Todėl, kad jūs ne uždara sistema. Jūs gaunate energiją iš išorės, iš maisto, iš saulės, iš aplinkos ir naudojate ją tvarkos kūrimui. Bet ta energija kainuoja, ji padidina entropiją kitur. Saulė dega, maistas virškinamas, aplinka šyla. Bendra entropija vis tiek auga. Jūs esate laikinas entropijos sumažėjimas, perkamas didesnio entropijos padidėjimo kitur kaina. Kaip juodoji skylė, maksimalios entropijos objektas, leidžia visą tai turėti struktūrą kitur. Tas pats principas, tik atvirkščiai. Mes kalbėjome apie singuliarumą, vietą, kur dėsniai subyra. Bet ar singuliarumai egzistuoja mūsų gyvenime? Taip. Kiekvienas momentas, kai jūsų supratimas pasiekia ribą, kai susidurite su klausimu, į kurį neturite atsakymo, su problema, kurios negalite išspręsti, su skausmu, kurio negalite paaiškinti, tai asmeninis singuliarumas. Vieta, kur jūsų vidiniai dėsniai nebeveikia. Kur logika nebepakanka. Kur reikia naujo supratimo, naujos teorijos, naujo požiūrio. Ir kaip fizikai ieško kvantinės gravitacijos teorijos, kuri paaiškintų singuliarumą juodojoje skylėje, taip ir jūs ieškote naujo požiūrio, kuris paaiškintų jūsų asmeninį singuliarumą. Kartais rasite. Kartais ne. Bet pats ieškojimas, pats klausimas yra tai, kas daro jūs žmogišku. Ne atsakymai, o gebėjimas klausti. Ne aiškumas, o gebėjimas gyventi su paslaptimi. Juodoji skylė neveda niekur, ji yra niekur. Bet ji veda mus kažkur, į gilesnį supratimą, kas yra realybė. Į suvokimą, kad visata veikia pagal tuos pačius principus visuose lygiuose, nuo kvantinių dalelių iki juodųjų skylių, nuo atomų iki galaktikų, nuo akimirkų iki amžinybės. Erdvės laiko kreivumas, laiko tekėjimas, informacijos išsaugojimas, entropijos augimas – tai ne tik fizikos dėsniai.
Tai universalūs principai, kurie formuoja viską - kosmosą, gyvybę, sąmonę, prasmę. Ir juodoji skylė yra vieta, kur šie principai pasiekia savo kraštutinumą, kur jie tampa akivaizdūs, kur jie moko mūsų ne tik apie visatą, bet ir apie save. Kiekvienas kartas, kai žiūrite į naktinį dangų ir matote tamsą tarp žvaigždžių, prisiminkite, ta tamsa nėra tuščia. Ji pilna juodųjų skylių, gravitacinių bangų, erdvės laiko virpesių, informacijos hologramų. Pilna paslapčių, kurios laukia atradimo. Pilna klausimų, kurie kviečia atsakymų. Ir galbūt būtent tai yra giliausias juodosios skylės mokymas, ne tai, kad yra vietos, kur negalime nueiti, o tai, kad yra vietos, kurios verčia mus klausti, kodėl. Ne tai, kad yra ribos, kurių negalime peržengti, o tai, kad yra ribos, kurios apibrėžia, kas esame. Ne tai, kad yra pabaigos, kurių negalime išvengti, o tai, kad yra pabaigos, kurios suteikia prasmę pradžioms. Juodoji skylė yra ne atsakymas, ji yra klausimas. Ir kol yra klausimas, yra ir priežastis ieškoti. Kol yra paslaptis, yra ir priežastis stebėtis. Kol yra nežinomybė, yra ir priežastis gyventi. Ar kada pagalvojate, kodėl jūs traukia paslaptys? Kodėl norite žinoti, kas už horizonto, nors žinote, kad niekada nesužinosite? Galbūt todėl, kad pati nežinomybė, ne trūkumas, o dovana. Dovana, kuri priverčia mus augti, klausti, ieškoti. Ir juodoji skylė, didžiausia visatos paslaptis, yra didžiausia dovana. Ne todėl, kad duoda atsakymus, o todėl, kad duoda klausimus. Ne todėl, kad parodo, ką žinome, o todėl, kad parodo, ko nežinome. Ir galbūt būtent tai daro gyvenimą vertą gyventi, ne tai, kad viskas aišku, o tai, kad viskas įmanoma. Ne tai, kad viskas žinoma, o tai, kad viskas laukia atradimo. Ne tai, kad viskas baigta, o tai, kad viskas tik prasideda. Prisiminkite, kaip pradėjome, su klausimu, kuris atrodė paprastas, kur veda juodoji skylė. Dabar, po šios kelionės per erdvės laiko geometriją, informacijos paradoksus, entropijos dėsnius, mes suprantame, kad klausimas buvo klaidingas. Juodoji skylė neveda. Ji yra pabaiga, ne kelias. Bet ši pabaiga atskleidžia kažką gilesnio apie pačią egzistencijos prigimtį. Kiekvienas rytas, kai atsibundate ir matote šviesą langą, jūs stebite ne tik fotonų srautą, jūs stebite informaciją, kuri keliavo 8 minutes nuo Saulės, nešdama žinią apie žvaigždę, kuri dega, kad jūs galėtumėte gyventi. Tas paprastas šviesos spindulys yra ne garantija, tai dovana, kuri gali būti atimta bet kurią akimirką, jei Saulė staiga virsta juodąją skylę. Bet ji nevirsta. Dar ne. Ir kol ji šviečia, kol fotonai pasiekia jūsų akis, jūs esate liudininkas stebuklui, kuris tęsiasi ne todėl, kad turi tęstis, o todėl, kad dar neatėjo laikas jam baigtis. Bet šis scenarijus, juodosios skylės horizontas, kalba ne tik apie astrofiziką. Jis atskleidžia fundamentalų principą apie realybės architektūrą, egzistuoja asimetrija tarp galimybės ir neišvengiamybės, tarp to, kas gali būti, ir to, kas turi būti. Mes gyvename visatoje, kur dauguma durų atsidaro į abi pusės, išeinate iš kambario, galite grįžti, nuvažiuojate į kitą miestą, galite sugrįžti, net keliaujate erdve, teoriškai galite apsisukti. Bet juodoji skylė yra vieta, kur ši simetrija sulaužyta fundamentaliai ir neatšaukiamai. Už horizonto atgal nėra kryptis, ne todėl, kad trūksta energijos, ne todėl, kad per toli, bet todėl, kad pati erdvės laiko geometrija pasikeitė taip, jog atgal nebeegzistuoja kaip koncepcija. Tai tarsi bandymas grįžti į vakarykštę dieną, galite norėti, galite stengtis, bet laikas teka tik į priekį ir jokia jėga visatoje negali jo sustabdyti ar apversti. Ar tai nekeista? Kad mes, gyvendami pasaulyje pilname pasirinkimų, pilname kelių, kurie šakojasi ir vėl susijungia, staiga susidurėme su absoliučia riba, vieta, kur pasirinkimas išnyksta, kur lieka tik viena trajektorija, vienas likimas, viena kryptis. Ir vis dėlto būtent ši asimetrija, ši neišvengiamybė, suteikia struktūrą realybei. Nes jei visos durys atsidarytų į abi pusės, jei visi pasirinkimai būtų atšaukiami, jei viskas būtų laikina ir pakeičiama, tai kas būtų tikra? Kas turėtų svorį? Kas turėtų prasmę? Galbūt būtent tai, kad kai kurie pasirinkimai yra galutiniai, kai kurios ribos neperžengiamos, kai kurios pabaigos neišvengiamos, būtent tai daro egzistenciją ne tik įmanoma, bet ir prasminga.
Filosofai tūkstančius metų ginčijosi apie laisvę ir determinizmą, ar mes laisvi rinktis, ar mūsų pasirinkimai iš anksto nulemti. Bet juodoji skylė siūlo trečią perspektyvą, galbūt laisvė ir determinizmas nėra priešybės, o fazės. Prieš horizontą – laisvė. Galite skrieti į kairę, į dešinę, galite pagreitinti, sulėtinti, galite net apsisukti ir pabėgti. Už horizonto – determinizmas. Visos trajektorijos veda į singuliarumą, visi keliai baigėsi tuo pačiu tašku, visi pasirinkimai tampa iliuzija. Ir galbūt mūsų gyvenimas yra panašus, ne visiškai laisvas, ne visiškai determinuotas, bet kažkas tarp. Yra momentai, kai galime rinktis, kai stovime prieš horizontą, kai keliai dar atviri, kai ateitis dar neapibrėžta. Ir yra momentai, kai pasirinkimas jau padarytas, kai peržengėme horizontą, kai trajektorija jau nustatyta, kai lieka tik priimti neišvengiamybę ir žengti į priekį su orumu. Kiekvienas iš mūsų yra sudarytas iš atomų, kurie kadaise buvo žvaigždžių šerdyse, geležis jūsų kraujyje susidarė sprogus supernovai, kalcis jūsų kauluose yra baltųjų nykštukų likučiai, anglis jūsų DNA yra senųjų žvaigždžių pelenai. Bet štai paradoksas, tie patys atomai, kurie sudaro jūs, gali sudaryti ir juodąją skylę. Skirtumas ne medžiagoje, o organizacijoje. Jūs esate atomai, išdėstyti taip, kad sukurtų struktūrą, sąmonę, prasmę. Juodoji skylė yra atomai, suspausti taip, kad sunaikintų struktūrą, sąmonę, prasmę. Ir vis dėlto abi formos, gyvenimas ir juodoji skylė, yra vienodai tikros, vienodai būtinos, vienodai dalys tos pačios visatos. Galbūt tai reiškia, kad realybė nėra nei gera, nei bloga, ji tiesiog yra. Ir mūsų užduotis ne teisti ją, o suprasti ją, priimti ją, rasti savo vietą joje. Ar tai keičia kažką? Ar žinojimas, kad egzistuoja vietos, iš kurių nėra grįžimo, daro jūsų gyvenimą kitokį? Galbūt ne. Galbūt rytoj atsikėlę vis tiek gersite kavą, kalbėsite su draugais, dirbsite savo darbą, tarsi nieko nebūtų. Bet galbūt, tik galbūt, kartą, kai turėsite priimti sprendimą, kurio negalėsite atšaukti, prisiminsit, aš stoviu prieš horizontą. Ir šis momentas, šis pasirinkimas, yra ne tik asmeninis, bet ir kosminis. Nes kiekvienas kartas, kai peržengėme ribą, už kurios nėra grįžimo, mes kartojame tą patį principą, kuris veikia juodojoje skylėje. Ne todėl, kad esame juodosios skylės, o todėl, kad esame dalys tos pačios visatos, kuri veikia pagal tuos pačius dėsnius visuose lygiuose, nuo kvantinių dalelių iki juodųjų skylių, nuo atomų iki sąmonės, nuo akimirkų iki amžinybės. Bet kas yra ta visata, kuri sukuria ir gyvybę, ir juodąsias skyles? Kas yra ta realybė, kuri leidžia ir struktūrai, ir chaosui, ir tvarkai, ir entropijai? Ar tai šaltos, abejingos lygtys, kurios tiesiog yra? Ar tai kažkas daugiau, intencija, tikslas, prasmė pasislėpusi matematikos elegancijoje? Mes nežinome. Galbūt niekada nesužinosime. Bet pats klausimas, pats stebėjimasis, pats suvokimas, kad egzistuoja paslaptis, jau yra atsakymas. Ne į klausimą kas, bet į klausimą kodėl? Kodėl visata sukūrė būtybės, kurios gali užduoti klausimus? Kodėl atomai susidėję tinkama tvarka pradeda stebėti savo egzistenciją? Kodėl sąmonė atsirado visatoje, kuri galėjo būti tik materija ir energija, be minčių, be klausimų, be prasmės? Galbūt todėl, kad visata nori būti stebima. Galbūt todėl, kad grožis, kuris nėra matomas, nėra tikras grožis. Galbūt todėl, kad dėsniai, kurie nėra suprantami, nėra tikri dėsniai. Mes esame ne tik stebėtojai, mes esame būdas, kaip visata stebi save. Kiekvienas kartas, kai žiūrite į žvaigždes ir stebėtės jų grožiu, tai ne tik jūsų stebėjimasis, tai visatos stebėjimasis savo grožiu per jūs. Kiekvienas kartas, kai užduodate klausimą apie realybės prigimtį, tai ne tik jūsų klausimas, tai visatos klausimas savo per jūs. Ir galbūt būtent tai yra giliausias egzistencijos tikslas – ne rasti atsakymus, o būti klausimu. Ne išspręsti paslaptį, o būti paslaptimi. Nesuprasti viską, o būti tuo, kas stengiasi suprasti. Juodosios skylės paradoksas, informacijos, laiko, entropijos, yra ne tik fizikos problema. Tai egzistencinis klausimas, kas nutinka su tuo, kas buvome, kai peržengėme ribą, už kurios nėra grįžimo.
Ar mūsų praeitis išnyksta, ar ji išsaugoma kažkur, galbūt ne fiziškai, bet kaip pėdsakas, kaip holografinė projekcija, kaip atminties šešėlis. Kai žmogus miršta, jo atomai neišnyksta, jie grįžta į žemę, į orą, į vandenį, į kitus gyvus organizmus. Bet kas nutinka su informacija, kuri apibrėžia tą žmogų, su prisiminimais, mintimis, jausmais, svajonėmis? Ar ji išnyksta, ar ji transformuojasi į kažką kitą, į pasakojimus, kuriuos pasakoja kiti, į poelgius, kurie įkvepia kitus, į idėjas, kurios gyvena kituose? Galbūt informacija niekada neišnyksta, ji tik keičia formą, kaip energija keičia formą, bet niekada nesunaikinama. Ir jei taip, tai reiškia, kad kiekvienas jūsų pasirinkimas, kiekvienas jūsų žodis, kiekvienas jūsų veiksmas palieka pėdsaką, ne tik fizinį, bet ir informacinį. Ne tik čia ir dabar, bet ir ateityje, kitose vietose, kituose žmonėse. Jūs esate ne tik atomų rinkinys, jūs esate informacijos šaltinis, kuris spinduliuoja į pasaulį, keisdamas jį subtiliais, bet realiais būdais. Ir kai peržengėme savo asmeninį horizontą, kai priimame sprendimą, kurio negalime atšaukti, kai išsakome tiesą, kurios negalime paslėpti, kai darome veiksmą, kurio negalime atšaukti, mes paliekame pėdsaką, kuris išlieka net tada, kai mes patys išnykstame. Tas pats principas, kuris veikia juodojoje skylėje, informacijos išsaugojimas horizonte, veikia ir čia, tik kitais būdais, kuriuos dar tik pradedame suprasti. Bet galbūt giliausias juodosios skylės mokymas yra ne apie informaciją, ne apie entropiją, ne apie erdvės laiko geometriją. Galbūt jis apie priėmimą. Priėmimą, kad yra ribos, kurių negalime peržengti. Priėmimą, kad yra klausimų, į kuriuos niekada neatsakysime. Priėmimą, kad yra pabaigų, kurių negalime išvengti. Ir galbūt būtent šis priėmimas, ne pasidavimas, o suvokimas yra tai, kas daro mus žmogiškais. Ne tai, kad galime viską kontroliuoti, o tai, kad galime gyventi su tuo, ko negalime kontroliuoti. Ne tai, kad žinome viską, o tai, kad galime gyventi su nežinojimu. Ne tai, kad esame begaliniai, o tai, kad galime rasti prasmę būdami baigtiniais. Kiekvienas vakaras, kai žiūrite į naktinį dangų ir matote tamsą tarp žvaigždžių, prisiminkite, ta tamsa nėra tuščia. Ji pilna juodųjų skylių, kurios laukia, kol kas nors peržengs jų horizontą. Pilna gravitacinių bangų, kurios sklinda iš senų katastrofų. Pilna erdvės laiko virpesių, kurie nešasi informaciją apie tai, kas buvo ir kas bus. Ir galbūt būtent ši tamsa, ši nežinomybė, ši paslaptis yra tai, kas daro šviesą tokią brangią. Nes jei viskas būtų žinoma, kas būtų verta žinoti? Jei viskas būtų aišku, kas būtų verta ieškoti? Jei viskas būtų prieinama, kas būtų verta siekti? Juodoji skylė neveda niekur. Bet ji veda mus kažkur, į gilesnį supratimą, kas yra realybė. Į suvokimą, kad visata yra ne tik tai, ką matome, bet ir tai, ko nematome. Ne tik šviesa, bet ir tamsa. Ne tik atsakymai, bet ir klausimai. Ne tik pradžios, bet ir pabaigos. Ir galbūt būtent šis balansas, tarp žinomybės ir nežinomybės, tarp laisvės ir determinizmo, tarp struktūros ir chaosų, yra tai, kas daro egzistenciją ne tik įmanoma, bet ir prasminga. Ne todėl, kad viskas turi prasmę, o todėl, kad mes galime kurti prasmę. Ne todėl, kad visata turi tikslą, o todėl, kad mes galime duoti jai tikslą. Ne todėl, kad gyvenimas turi atsakymą, o todėl, kad mes galime gyventi su klausimu. Ir kai rytoj atsikėlę pamatysite saulę, kylančią už lango, prisiminkite, šis šviesos spindulys keliavo 8 minutes, kad pasiektų jūs. Jis prasiskverbė pro erdvės laiko audinį, kuris yra išlinkęs saulės masės. Jis išvengė juodųjų skylių, kurios galėjo jį pagauti. Jis pasiekė jūsų akis ne todėl, kad turėjo pasiekti, o todėl, kad dar neatėjo laikas jam sustoti. Ir tas paprastas faktas, kad šviesa vis dar pasiekia jūs, kad informacija vis dar keliauja, kad visata vis dar tęsiasi, yra ne garantija, o dovana. Dovana, kuri primena, kol yra šviesa, yra ir galimybė. Kol yra klausimas, yra ir priežastis ieškoti. Kol yra horizontas, yra ir priežastis žengti į priekį, net nežinant, kas laukia už jo.